esam geroj virtuvėje, kuri turi geras sąlygas tiesiog turėti gerai virtuvė. Gerai virtuvė reikalinga turėti perimetrą. Iš to perimetro viskas yra daroma, kad gauti gerą virtuvę, o jinai yra konstruojama. Šiuo atveju visas perimetras tai yra palei sieną skirta virtuviai ir šičia yra šito perimetro 7,90 m. Iš šito perimetro pagrindinis principas virtuvės numeris 1 pradėti, kad ta virtuvė būtų gera, tai gauti darbo zoną švaraus stalviršio tarp kriauklės iki viryklės. Tai gera darbo zona skaitosi, jeigu to imant tiesiogiai, ar tai būtų vienoj tiesiojoj virtuvė, ar kaip šičia yra kampu, tai gera darbo zona, ruošos zona jinai vadinasi pas šeimininkio, ruošos zona, tai turėtų ir jinai gera prasideda nuo 2 metrų. Šitoj virtuvėje, kada buvo jau jinai kuriama, turėjom vieną problemą, kad toj virtuvėj buvo pririšta jau stovėjo buitinė technika. Tai yra ir viskas buvo padaryta ir prie šitų sąlygų reikėjo prisitaikyti. Negana šito, bandėm prisitaikyti prie šitų sąlygų ir va šeimininkė ten stovi šalia, kada aš bandžiau įkalbinėti, kad vis tik tai net ir turint tokį gerą perimetrą, bet konstruojant tą gerą virtuvę, dar reikėtų tą viryklę patraukti tolyn, kad gauti dar geresnę ruošos zoną. Bet šeimininkė, kadangi sakė, jau čia viskas yra padaryta ir šito reikalo mes jau netaisysim. Tai aš padariau tokią kaip ir kompromisą, tai prisitaikym prie to, kas yra, bet bandėm padaryti kiek įmanoma tą geresnę darbo zoną. Ir šitą darbo zoną matuoju, tarp viryklės ir tarp kriauklės šiuo atveju gavosi 1,60 m. O šičia 1,60 m. O aš ką tik sakiau, kad gera darbo zona yra 2 metrai ir šiaip savo, jeigu viską labai gerom šeimininkėm, daugiau 3 metrų nereikia. Tai optimalus variantas tarp 2-3 metrų. Ir šeimininkė, kadangi turėjo, apie tą dar pakalbėsim atskirai, turėjo iš vis, reiškiasi, savo svajonę susikūrusi, kaip turės būti ta virtuvė. Tai va šita kriauklė pagal viską buvo didžiulis noras ir čia yra ir santechnika buvo padaryta, viskas, kad kriauklė būtų kampe. Tai jeigu kriauklė būtų buvusi kampe, tai yra pats blogiausias variantas, kas gali tik sugalvoti kriauklį kampe. Yra kituose epizoduose tai parodyta, kas jau tokias virtuvės turi. Tai darbo zonos būtų likę maždaug grubiai apie 60 cm. Tai nežinau, kokia būtų ta virtuvė buvus, jeigu būtų buvę 60 cm. Bet kadangi padarėm kompromisą, atseit jau kada šeimininkė suprato, kad čia kriauklė kampe tai irgi yra negerai, tai jau tą darbo zoną lygtai ir padarėme neblogą, bet šiandieną, jau turbūt kiek metai laiko, kai ta virtuvė čia stovi, tai va, šeimininkė po metų laiko dabar jau sutiktų, kad aš būčiau nedaręs tokios išlygos ir darbo zoną dar būtumėm pratęsę, nes labai gera šeimininkė yra, ruošia, augina namuose vaikučius, tai dar tos darbo zonos
nėra per daug. Taip ar ne taip, šeimininkė? Šiek tiek trūksta. Šiek tiek trūksta. Tai vat, jeigu jinai būtų tiesiog, sakykime, vat, kaip dabar yra, ir viryklė, daleiskime, būtų atsidūrusi šičia, tai ta, kaip aš sakau, va, šita darbo zona jau būtų gera, jeigu viryklė būtų prasidėjus nuo šitos vietos ir atsidūrus šičia. Nors šiaip pažiūrėjus, atrodo, čia visko pakanka, bet kada reikia gyventi, aš viską žinojau iš anksto, o šeimininkė čia buvo šokę su mano visais tais išpasakojimais, nes buvo kriauklė, kaip sakiau, kampe nuplanuota, tai čia būtų buvus ne virtuvė, o tragedija. Tai numeris 1, planuojant santechniką, oro kanalus garintuvui, kur sudėlioti, tai reikia žiūrėti, kad kriauklė nuo viryklės, kiek įmanoma, kaip aš sakau, kad gera darbo zona prasideda nuo 2 metrų, bet daugiau 3 metrų nereikia. Tai šiuo atveju lyg tai yra, bet jau ir dabar šeimininkė sutinka, kad būtų vis tik geriau, kad jos būtų dar biškį daugiau. Tai va, šeimininkė stovi čia šalia ir neprieštarauja, ką aš sakau. Neprieštarauja. Ne, visai būtų gerai, ne, va, kad tas gabaliukas toks dar, sakykime, būtų. Nors dar gabaliukas. Nes kada dabar čia nevyksta maisto ruošimų, geros šeimininkės ruošimų, kuri ruošia, o ne tik tai kavą ir konjaką geria namuose. Tai yra tokių šeimininkių, sako, kur aš namie geriu tik kavą ir konjaką, o valgau restoranuose. Tai tada, aišku, ta virtuvė nėra aktualus dalykas, svarbu, kad būtų kur įsiplauti ir nuo kavos puodelį, ir nuo konjako tą čirkelę. Tai to ir gana tokiom šeimininkim, o tikrom šeimininkim tai kaip minimum reikalingas ir principas numeris 1 visų virtuvių. Tai yra ponas numeris 1 yra darbo ruošos zona. Šeimininkių ruošos maisto gaminimo zona. Tai jin turėtų, kaip aš sakau, net nematavęs, va taip va. Ištiesiu 2 rankas, tai va nuo ten turėtų prasidėti viryklė, o čianais turėtų kriauklė. Tai jau net va per šitą atstumą ir tas pats būtų, jeigu būtų tiesioje. Tai ten kriauklė turėtų būti, o čia prasidėti viryklė. Ten kriauklė, čia viryklė. Taip pat, kad būtų švaraus, jeigu yra ilga siena, ne kampu eina virtuvė, lygiai tas pats reikalavimas 2 metrai. Nuo 2, 2,5, bet daugiau 3 kaip ir nereikia. Jin būna jau tokia kaip ir perteklinė, bet 2, 2,5 metro tai yra taip. Ir toliau, aišku, turint tokias sąlygas, kaip čia yra perimetro, beveik 8 metrai, bet tuose 8 metruose ir šeimininkė turi gerą supratimą, nėra bereikalingų dalykų, mados dalyko. Nėra indaplovis niekur, kuri užima, ten vietą, gal jin kažkam reikalinga, bet kitais atvejais turim šeimininkę ir turim filmuotą medžiagą, kad turi indaplovį ir sakė, daugiau man tos mardalinės gyvenime nereikia. 4 bachūrai auga, šeima didžiulė ir nereikalinga indaplovė. Gyvena 2 žmonės, galiu nieko neturėti, bet man indaplovė reikalinga. Ta indaplovė užima pačią naudingiausią vietą, tai apatinių spintelių dalyje ir tiesiog nebelieka kam indaplovė, jeigu toj virtuvė nėra kur laikyti. Nei kruopų, nei indų, nei nieko, o indaplovė yra. O kada yra indaplovė, apyvartoje turi suktis ne mažiau 3 kartus daugiau indų, juos reikia turėti kur laikyti, reikia turėti kruopų, reikia turėti prieskonių, reikia turėti šeimininkim visko, o indaplovė yra. Ir jinai yra tada jau ne kaip padėjėjas, o kaip priešas šeimininkio.
Neskaitant, kad šeimininkis nežino, kiek ten rūšių grybelių veisiasi, niekada ji nebūna kvepianti, niekada neįmanoma tų grybelių išnaikinti, pasiskaitykite internetus, kai kurie grybeliai, jeigu pataiko į žmogaus silpnesnį organizmą, būna ir mirtini. Taip rašo apie juos. Tai va, gerai.